Šitaip Karolis kartu su treneriu Aidu žengė į teniso kortą visiškai nieko nematydamas. Šis tenisininkas išskirtinė asmenybė. Būdamas vos 19 metų išgyveno tragediją, kai neteko regos, bet net ir turėdamas negalią vilnietis nesustojo siekti savo svajonių mylimiausiame sporte. Jau 3 metus žaidžia aklųjų tenisą ir skina pergalės tarptautinėse varžybose. Puikiai žaidžiau, bet gyvenimas susiklostė taip, kad 19 metų patikau į avariją, praradau regą ir tik tai po 25 metų supratau, kad galiu grįžti į teniso kortą, bet jau į adaptuotą tenisą. Aklųjų tenisas skiriasi nuo įprasto lauko teniso tuo, kad čia žaidžiama su didesniu kamuoliuku, jis minkštesnis ir barškantis, o pagal skleidžiamą garsą žaidėjai turi orientuotis. Taip pat žaidžiama sumažintoje aikštelėje ir tinklas yra žemesnėme aukštyje. Aklieji atmušti kamuoliuką gali šiam nuo žemės atšokus 3 kartus, o ne vieną sykį kaip įprastame tenise. Aikštelė turi iškilias linijas, galinę liniją ir tiesiog kojų, pėdų jutimu tu jauti tą liniją. Prieš 3 metus pradėjo žaisti aklųjų tenisą, šiemet Verbliugevičius pasaulio čempionate iškovojo bronzą ir pasaulinėme reitinge yra 3, bet anot jo tai daug daugiau nei varžymasis ir pergalės. Ir emocijos, ir tiesiog pasitikėjimas savim auga, koordinacija, orientacija, ta prasme, tai yra labai daug pridėtinės vertės. Neregėlis, silpnaregiai, iš tikrųjų jie nori judėti. Nori sportuoti ir ta galimybė, tą tokį lauko tenisą kaip nauja sporto šaka, jiems kažkas yra wow. Šiemet 1 kartą Lietuvoje surengtas aklųjų šalies čempionatas, kuriame 14 tenisininkų varžėsi 2 klasėse. B1 be regos kategorijoje nugalėjo Karolis Verbliugevičius, B2, B4 su regos likučiu kategorijoje nugalėjo Vilmantas Balčikonis. Tikimasi, kad sparčiai vystantis aklųjų lauko tenisui jau po 8 metų jis bus įtrauktas į paralimpines žaidynes Australijoje.